Anksti atsikėlėm, kada po 7:30 ryte varysim į Viršukalnę. Kokia ten, kas provo, man atrodo. Kas provo. Jo, kelsimės. Kažkaip sudėtingai su tais pavadinimais. Kažkaip dar reikės nuvykti iki ten. Važiuojam autobusu. Smikriukas. 3 zlotai. Aha. Tai mažiau negu euras. Tai gerai. Bilietas 4 zlotai. Žmonės lipa vis. Nori kalnus pamatyti. Važiuosim susispaudę. Kaip žiurkikės. Visai normaliai. Lekiam į kalnus. Šalta turbūt bus viršui. Tobula. Užlipam ant pačios viršūnės. Galima biškai statistikos pasakyti. Bilietus pirkom vakar internetu, nes ir greičiau, ir pigiau internetu. Tai vienas bilietėlis kainavo 108 zlotai į abi pusės keltukų. Tai kartu gavosi apie 50 eurų. Čia kažkas gaunasi dar high season ir low season, tai mums pasisekė ir šiuo metu yra low season, tai šiek tiek ir pigesni bilietai. Nežinau, nuo ko tai priklauso. Šiuo metu tai birželio 6. Dar kalnuose šiaip esam, bet iš pačių kalniukų į kavinę čia kalnuose atėjom. Jau leidžiame žemyn. Patiko. Buvo verta. Fainas zdjęcie. Bandytume dar kartą.
Viskas, nusileidom jau ant žemės. Dar į tualetą užeit. Reikia. Atėjom į kavinę. Dar pavalgyt. Gavau žiūreko. Simona linkėjimai. Limonadą turim. Laukiam kito maisto. Išalkom jau pusryčiam. Beveik nieko nevalgėm. Čia tai didumo atnešė. Nesuvalgysiu aš vienas. Rasa turės padėti. Rasa sveikiau valgo. Pėtakį su bulvėm ir daržovėm. Skaniai atrodo. Labai. Duokite interviu, ar skanu buvo. Labai skanu. Kaip daugoko. Aš netrodė. Aš tai pizzas arba susikroviau. Visą nes suvalgiau 3 gabaliukus ir atsiskaitinėsim, kokią kortelę turi nuo Revoliuto. Viskas su mūsų ženklu. Išpuolė lietus. Dabar laukiam, kol baigsis. Turėtų baigtis. Trumpas. Nu, dalis stovi, nieks neįleido. Pažiūrėsim iš čia. Na ką, atvarom į kempingą ir valgom. Vėl valgom. Rasa vakarieniauja. Aš žiūriu krepšinį, valgau krevetės. Paragavom sūrį, kurį pirkom Zakopaniai. Labai sūrus. Ir vėliau parodysiu, kur čia apsistojom. Apsistojom Slovakijos tokioj stovėjimo aikšteliai tarp kalnų. Ne visai, minė. Nieko, jaunuolis pataikė iš vidurio linijos. Šaunuolis. Va tokioj stovyklavietė apsistojom. Aplinkui kalnai. Gražu. Tai šiandien nakvosim čia. Kepam vištytę. Šiaip visai šaltoka vakare. Bet nieko. O kadangi nufirino mūsų šašlikinę, turim kepti taip. Su tokia. Ane? Ko liūdna? Neliūna kažkaip. Aptingus. Žiūrėk, kokie kalnai. Tenais toj pusėj. Rodė kamerai, netaišku. Matosi gal. The next day. Hello. Tai nešk savo, man nereikia to skečio. Kad taip lyja, kad... O, atvažiavom Krioklio pažiūrėti. Toks... Čia parašyta, kad galima net maudytis, bet... Labai jau nusekė. Jo. Šiaip fainas toksai nedidelis. Galima va pasėdėti. Tai geras oras. Tai va toks krioklys Slovakijai pažintinis. Įsimaudėm terminėse vandenyse. Nieko nefilmavom. Daug senių nuogų. Tai va, važiuosim iš čia jau. Kainavo 12 eurų, bet sumokėjom 10. Visur labai brangu. Praleido. Jo, parkingai Slovakijai brangus. Tai va, važiuojam į kitą lankytiną vietą. Pažiūrėsim kaip ten.
Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena, Rasa. Sveikina Slovakija tave. Valio, valio, valio. Panašus. Nu jo, jau dabar panašiai rodomas. Paveikėlį. Nu, gerai. Hei, važiuosim su tramvajum. Vos nepražioplinom. Galvok, netyčiai norėjom įsėsti kitą traukinį. Tvarėm į Kalnų miestelį. Toks nedidelis, bet gražus. O, kad labai gražus. Nu jo, matosi, kad vis tiek jau tokia kitokia atmosfera, kai Slovakijoje kitoj būna. Tokia neslovakiška. Gražus irgi duoda. Duoda. Priėjome ežerą Kalnuose. Čia labiau tarp kalnų gal. Parodysiu, kaip atrodo miestelis. Šiaip čia žiemą fotografuota, bet va kaip. Tobuli vaizdai. O kokia skaidrumo vanduo. Oi, nenukrist. Va, matosi net per kamerą. Valtelė yra. Žmonės gal čia žvejoja net. Maudykėsi lengvai. Taip. Ne, labai skaidrus vanduo žiūriu. Taip? Skaidrus labai. Taip, čia kalnu. Taip. Gražu. Tokia didelė uodegytė. Visai įsimaudyčiau, bet šaltas vanduo. Kurva bobar. Oi, tu bobar kurva. O kas čia žemživis? Čia. Va kokie vokiški namukai. Viską mes šiandien parodom ir ką valgom, ir kur vaikštom, ir ką veikiam, ir kur apsistojam. Tai tik žiūrėk ir laikink. Labas. Ką tu? Ką tu? Neturim tą valgyt nieko. Bet tavęs turbūt negalima maitinti. Koks skaidrus vanduo.
Dabar filmuosim jums, kaip valgysim, kad pavydėtumėt. Dabar pradedam kapot barščiai ir bean soup. Pupelių sriuba, bet labai didelės. Pažiūrėjau, toks kai didumo. Visim tavo žuvį. Skaniai atrodo. Kaip ir tu. Aš skaniai atrodo? Nu. Gimtadienio tortas tavo. O atnešė mano viščiuko steiką. Žmonėm pasakykim, kiek kainuoja toks maistas. 12,9. Mano. Tave, ne? Mhm. Pas mane 14,50, man atrodo, žuvis. Žuvis 14,50, o sriubos pas mane 5,9, man atrodo. Pas mane irgi apie 5. Tai gerai, valgom, skanaus.